kariauju su tuo lietvamzdžiu. Pasikabinau lazerį, pasiėmiau vieną bendrą lygmenį, tam gale pradėjau su 0 ir nuleidau, čia 6 metrai yra, tai nuleidau 5 cemus, šiaip tai reikėtų apie 6 cemus nuleisti ant metro po cemą, bet tiesiog nebėra kur. Nu ir dabar tiesiog įsitempiau šniūrą, susisukau kas 60 cm, laikiklius plastikui pilnai pakanka, kas 60 cm. Ir jau pradėjau montuoti. Klijuojasi specialiais klijais, tie visi sujungimai ir visa kita. Šitie PVC klijai. Dana Limos yra, langelį prašė apdirbti. Kaip ant namo matote, ne skandinaviškas užbaigimas yra. Turiu minty ne kem 5 laipsnio kampu. Toksai vat užbaigimas. Tai žiūrėkit, tą patį padariau aš rėm čia. Tik tai blogai tai, kad visas rėmas įsinešė. Bet jisai įsinešė vienodai tiek šičia, tiek iš vidaus. Čia aišku užbaigiau kampu viduj. Truputį perdažiau greitų. Tokį padariau vieną kartą. Sakė, paskui vėliau patys pasidažys. O čia irgi taip pagavosi, va, tas skandinaviškas užbaigimas toksai. Truputį vos konusų. Nedideliu, apie 5 laipsniai kažkur tai plius minus. Apačia, aišku, prasitempia beveik centimetras. Nu, čia 9 mm iš tikrųjų yra, kad būtų vienodai. Iš priekio atrodo gražiai. Ai, tiesa, jau čia pradėjau net ir dažyti, va, vieną kartą persidažiau. Iš priekio atrodo gražiai, viskas su jo tvarko yra. Bet vanduo šičia dažnai stovės. Nu, nestovės, bet dažnai kabinsis lietus. Tai nežinau, kaip čia taip gaunasi. Aš jam iš vis siūliau, kad išnešti viduje langą. Arba tiesiog kažkokią kitą langą ieškokis, bet sako, aš tokį gavau, kažkas metė laukų, tai panaudojo. Tiksliau prašė, kad panaudočiau. Jo, va taip ir darbuojamės čia. Nu, dabar suklijuosime su sujungiamu šitą vietą. Tarp tų krūmų tas laipėjimas truputį nepatogu. Nu va, pasitepiau klijų negailiu. Kvepia kaip momento klijai. Užkabinam. Ir opa. Nu va. Čia matau ištryško. tą siūlę sujungsiu. Pats nepasiekiu, bet per kamerą matau, kur siūlė. Geras. Momentas. Jau baigiu apsinešti. Grinai momentas, eikti savo. Gražiam fone, ne, tarp medžių. Liks. Užsiklijuoju galą. Dar truputį į vidų siūlę. Negailėkim to kvapo, to klijaus. Va, sočiai. Skylę paskui įsigręšiu, nes dar nežinau, kur tiksliai dėti tą visą garlaviną. Dabar įsidedam tik tai. O taip, čia liko sujungimą įsidėti. tą dabar padarysim. Per centrą. Jo. Na, dabar dar siūlę liko užpilti. Jo, šeštadienis tai nekoks. Nuo pat ryto lyja. Turiu laisvą dieną ir sakiau pažvejoti, gal jau seniai žvejojau. Nes jau manau, kad yra žmonių, kurie laukia žvejybinio video.
Dar truputį reikės palaukti, nes sekančią savaitę važiuojam jau į Lietuvą, tai pažvejosiu Lietuvoje, tai tikrai. Nu, nebent dar šiandien po pietų. Tai ką, jeigu tokia diena, tai belieka valgyti pyragą braškių. Tai tą namelį dažyti irgi užbaigiau. Daugiau ten nieko nepafilmavau. Ir dar turiu truputį pafilmavęs iš to mamo. Ten šiek tiek mane nervino visą savaitę. Tai nežinau, įkeliu gal truputį, vienu žodžiu. Nes visumoje nebuvo ką filmuoti. Nebuvo ir nuotaikos tokios, kad filmuoti kažką. Jo labiau, kad visą savaitę tik tai glaistavimai. Tai ten iš vien glaistą tepiau tais kibirais. Tai va, tokie tie reikaliukai. Reikia truputį įžvelgti pozityvumo. Dėl to Svisforo plokštės sugalvojau vieną dalyką. Tikrai žinau, kad tai čia nebus gerai. O matot, turiu klijų. Čia yra saudalo klijai, čia ne montažinės putos, o montažiniai klijai, vienu žodžiu. Tai ką darom, tai kur yra tuščia, grinai duriam ir privarom. Vis nors kažkiek. Sakau, tai nėra išeitis, bet tai vis nors kažką, tai vienu žodžiu. Vis tiek kažkiek bus geriau. Pabaigiau pilną bankę, dar reikia kiekvieną supūsti. Bijau per daug padauginti, kad paskui neišpūstų, bet pasitikiu šitais klijais, turėtų neišpūsti. Užsitvarkiau ir čia, kaip matot, jau čia pat džiūvė yra. Kaip matot, kaip sakau, tie klijai, tie montažiniai, jie praktiškai nesiplečia. Tai yra labai gerai. Kažkoks keistas, kažkoks sunkus pirmadienis man šiandieną, nežinau, kodėl toks. Jo, tai sumontuoju tą video. Aišku, jisai čia bus nei šioks, nei toks. Nežinau. Nieko įdomaus iš tikrųjų. Per daug nieko įdomaus. Tai jau kaip sakiau, kitą savaitę važiuojam į Lietuvėlę. Turiu daug ką parvežti. Dar yra tam tikri niuansai. Dar vis negaunu autobuso dokumentų. Lengvosios jau atėjo. Tai jeigu ateinančią savaitę ateis autobusiuko dokumentai, tai bus labai gerai, nes galėsiu daug ką parvežti į Lietuvą. Susidėliojęs, ką turėčiau parvežti. Vienu žodžiu, bus matyti, o jeigu ne, tai tada važiuosim su lengvaja. Ir galvoju, kad daryti filmuką, nes šį kartą nesukeltų plauksime, turiu minty, ne iš Švedijos į Klaipėdą, o važiuosime aplinkui per Vokietiją, per Lenkiją. Vienu žodžiu, tai galvoju, gal ar būtų įdomu jums pamatyti, kaip seksis ta kelionė mūsų iš Danijos per Vokietiją, per Lenkiją į Šilutę. Tai va, tai parašykite komentarą. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjote šį filmuką. Ir gal dar kažką tai kelsiu kitą savaitę, jeigu bus nuotaika.
Nes tas objektas jau mane, žinokit, va, šičia stovi. Nebenoriu aš jo. Bet tiesa, turiu ir gerų naujienų. Po mano atostogų laukia naujas objektėlis. Tikrai nemažas, tikrai įdomus, tikrai truputį kitoks, naujos statybos namas. Vienu žodžiu, nesiplečiam, neužbėkim įvykiams už akių, o pagyvensim ir pažiūrėsim. Geras jums savaitgalio, iki sekančią kartą. Ir ačiū.